Liepos 8 5 pėstininkų, 5 tankų armijos ir 3 motokorpusas pralaužė įtvirtinimus, užėmė rytinę miesto dalį. Sekančią dieną mūsų junginiai apsupo miestą iš šiaurės ir pietvakarių. Hitlerininkai pateko į katilą. Liepos 10-ąją pradėtas valyti miesto centras. Paties Hitlerio įsakymų 15 000 Vilniaus įgulos kareivių turėjo priešintis iki paskutinio kraujo lašo. Liepos 13 dieną 17 valandą Lietuvos sostinė galutinai išvaduota nuo vokiškųjų grobikų. Išvadavus Vilnių, kuris Hitlerio armijai buvo svarbus atramos ir geležinkelių mazgas kelyje į Reichą, tarybinių karių žygio kryptis Dzūkija, Suvalkija, Rytprūsiai.